Jeigu tau niekaip nesigauna tai, ką tu darai, jeigu nuolat stringi, jautiesi užstrigęs dėžėje, jeigu atrodo darai, bet sustoji, jeigu tu netiki, jeigu tu abejoji, jeigu sustoji, pradedi ir vėl sustoji, mums reikia pasikalbėti. Nes gali būti, kad aš žinau, kodėl taip yra. Šiandien aš jums noriu papasakoti porą istorijų ir duoti vieną patarimą, kuris gali būti, kad padės jums pramušti arba dugną, arba lubas. Aš esu garantuotas, kad mes visi pažįstame po tokį personažą. Iš mokyklos laikų, iš kiemo, savo giminaitį, pusbrolį, arba šiaip draugą, šiaip pažįstamą, kuris jaunystėj buvo kaip išprotėjęs. Turėjo kažkokią keistą mintį, buvo apsėstas, šnekėdavo nesąmonės ir mes visi iš jo juokdavomės. Jis kalbėdavo tais apie vieną tą dalyką. Ir žinot, kas keisčiausia, kad kai tokius žmonės sutinki po kokių 20 metų, kaip taisyklė dažniausiai jie būna sėkmingi. Ir tuo tarpu aš manau, mes beveik visi pažįstame po tokį personažą, kuris mokykloje, būdamas jaunas, buvo žiauriai perspektyvus. Visiems žadėjo didelę ateitį, žiauriai pritampantis, žiauriai komunikabilus ir visi galvojo, kad jam pasiseks. Tačiau dažniausiai tokie personažai taip ir lieka amžinai perspektyvus kaip einikis. Aš visą gyvenimą užsiimu įvairiom veiklom, verslais. Pagrindinė mano veikla, pagrindinis verslas tai yra įmonių konsultavimas. Ir aš savo nuolat užduodu vieną klausimą. Tai koks yra skirtumas tarp sėkmės ir nesėkmės? Kas dažniausiai skiria sėkmingą verslą, sėkmingą veiklą arba sėkmingus žmonės nuo nesėkmingų žmonių? Viena istorija, vienas nutikimas, kuris pakeitė mano požiūrį į visas įmanomas veiklas, į viską, ką aš darau. Vienas nutikimas absoliučiai nesusijęs su verslu, absoliučiai nesusijęs su jokia veikla, su jokiais pinigais. Bet jis pakeitė mano požiūrį į viską, ką aš darau. Ir nuo to laiko visi mano veiksmai yra pagrįsti tik vienu principu. O istorija, kurią noriu aš jums papasakot, nutiko daugiau negu prieš 20 metų. Aš, mano brolis ir dar keletą kolegų neseniai buvom pradėję verslo konsultavimo biznį. Ir dirbom, mūsų pirmas ofisas buvo žiauriai senam pastate, senam ofisų pastate. Ir pastatas buvo senas, dažnai dinginėdavo elektra. Vienas iš sunkiausių dalykų, mes rašydom daug verslo planų, daug verslo projektų. Ir darbas buvo, mes sėdėdavom visą dieną, rašydavom. Ir jeigu tu pamiršdavai, nespėdavai išsisaugoti to, ką tu parašei, tu galėjai prarasti savo 2, 3, 4 valandų darbą. Ir tai buvo milžiniškas didelis stresas. Ir aš atsimenu, vieną dieną, jau buvo prieš tai keletą nutikimų, kad elektra buvo dingusi. Ir atsimenu, vieną dieną sėdim, dirbam, susikaupę. Nežinau, pusės dienos darbas mano jau įdėtas į tą projektą. Ir staiga iš nieko dingsta elektra. Kompai atsinulina, įsijungia, mes sunerimstam ir staiga vėl elektra pradeda dinginėti, atsiras, dingti. Žinokit, buvau jaunas, karšto kraujo. Išbėgu iš savo kabineto pasiutęs, galvoju, kažkas vyksta, kažkas remontuoja, kažkas kažką daro. Galvoju, barsiu, pasiusiu, išsirėksiu, išsiliesiu. Galvoju, žodžiu, žmogui nepasisekė. Išbėgu į koridorių ir prie saugiklių dėžės žiūriu, stovi žmogelis. Su didelė turginė taše. Pribėgu aš prie to žmogelio, pasiruošęs visais įmanomais būdais iškeikt, pasiruošęs išbart, išvadinti visais žodžiais, kuriuos moku, kuriuos žinau, sutrypt su žemėm, sunaikint. Aš pribėgu prie to žmogaus, jisai stovi vieną ranką padėjęs ant saugiklių ir didelėm akim, žiūrėdamas į mane, sako, aš skambinu ir nieks neatidaro. Žinot, aš tas supratau, kad tai žmogus su psichinė negalia. Tačiau jis man atnešė pačią didžiausią pamoką. Nes tą sekundę, žiūrėdamas į jo akis, aš supratau, kad aš negaliu su juo ginčytis.
Aš supratau, kad aš negaliu ant jo bartis. Aš supratau, kad jo tiesa, jo teisybė yra nenugalima. Ir nuo to laiko, žinot, aš savo įsivedžiau vieną principą. Viską, ką aš darau, mano akis turi būti kaip to žmogaus su psichinė negalia. Nes jeigu aš netikiu, kad aš gelbėju pasaulį, jeigu aš netikiu, kad aš darau patį svarbiausią dalyką gyvenime, už mane niekas tuo nepatikės. To laiko daugiausia darbo aš visada stengiuosi įdėti būtent į tai, kad patikėčiau savim, būtent į tai, kad patikėčiau produktų, su kurie dirbu, būtent į tai, kad patikėčiau savo veikla. Nes tada bet ką aš darau, atrodo daryti yra lengviau. Žmonės tiki manim, aš tikiu savim. Ir normalu dažnai išgirstu tokius klausimus. O ką daryti, jeigu visi aplink mane manim netiki? O ką daryti, jeigu visi mane kritikuoja? O ką daryti, jeigu visi man sako, kad tai yra nesąmonė? Ir čia, žinot, prieš keletą metų internete girdėjau vieną žiauriai įdomią istoriją. Vienas verslininkas pasakoja apie nutikimą, kuris jam nutiko 90-aisiais, ar tai vidury, ar tai gale. Sako, Amerikoje lankiau vieną turtingą šeimą ir vakarieniauti, sako, žmonės pagyvenę, vakarieniaudamas pas juos jie man pasakoja, sako, žinai, mūsų sūnus Jeffas sugalvojo, sako, tokią keistą idėją, sako, jis jie taip tiki, jisai, sako, užsikrėtęs, jisai, sako, beprotiškai tiki savo idėją. Žinai, sako, jisai sugalvojo internetu pardavinėti knygas. Na, iš jo tikėjimo mes manom, kad jam gali pasisekti, bet niekas jo netiki. Ir jis ieško žmonių, kurie galėtų jam padėti išjudėti iš nulinio taško. Jis ieško investuotojų į savo veiklą. Ir sako, žinai, kadangi tu esi verslininkas, gal tu, sako, gali padėti mūsų sūnui ir investuoti jo veiklą $100,000. Na, pinigai nemaži, bet tam žmogui pasirodė, pakankamai pasiekiami, tačiau vis tiek dideli. Sako, vakare su žmona daug apie tai kalbėjom. Ir sako, visgi priėjom prie išvados, kad tai gali būti greičiausiai nesąmonė, greičiausiai tai investicija per didelė, per daug rizikinga. To išprotėjusio vaikinuko su keista idėja, vardas ir pavardė buvo Jeffas Bezosas. Manau, šitas pavyzdys, šita istorija mums gali parodyti tik vieną dalyką. Kad nesvarbu, kiek žmonių aplinkui mano, kad tai yra nesąmonė, ne faktas, kad jie yra teisūs. Nes, kaip sakydavo mano senelis, viskas šiame gyvenime yra nesąmonė. Ir sąmonė nuo nesąmonės skiria tik tais tikėjimas. Jeigu tu tikėsi, sugebėsi įtikinti visą kaimą. Ir tik tada tavo nesąmonė taps sąmonė. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, kurį aš rekomenduoju visiems žmonėms, kurį aš rekomenduoju visom įmonėm, kurį aš rekomenduoju bet kuriam žmogui, norinčiam kažką nuveikti gyvenime, kurį aš rekomenduoju visiems iš mūsų, dalyką, kurį pasirinkote, produktą, kurį pasirinkote, galų gale save kaip produktą, jūs turite nešti kaip Dievo dovaną pasauliui. Nesvarbu, ką aš darau, daugiausia laiko aš visada sugaištu, kad įtikėt produktu. Daugiausia laiko aš sugaištu, kad įtikėt savimi. Aš dirbu verslo konsultavime, konsultuoju įmonės, konsultuoju žmonės. Dažniausiai ir pagrindė aš konsultuoju apie pardavimus, apie komunikaciją ir lyderystę. Ir žinot, aš šventai esu įsitikinęs, kad aš gelbėju pasaulį. Aš kiekvieną kartą, kada einu į pardavimą, kiekvieną kartą, kai rašinėju video, savo galvoje dar ir dabar, po 20 su virš metų, atsimenu tą žmogų, kuris sunaikino mano pusės dienos darbą ir išjungė elektrą. Ir aš stengiuosi investuoti daugiausia savo laiko ir dėmesio į tai, kad patikėčiau savim ir savo produktu. Todėl, jeigu jūs dirbate su komanda, jeigu jūs dirbate pardavimuose, jeigu jūs turite įmonę, jūs turite veiklą, daugiausia laiko įdėkite į tai, kad jūsų komanda ir jūs patys patikėtumėt aklai tuo produktu. Patikėtumėt taip, kad niekas negalėtų jūsų įtikinti kitaip. Jeigu jūs norite kažką pasiekti gyvenime, jeigu jūs turite tikslus,
Jeigu jūs užsiemat sportu, jeigu jūs užsiemat absoliučiai bet kokia veikla, daugiausia darbo įdėkite į tikėjimą. Nes tik tikėjimas gali jūs nuvesti iki galo, nesustojant ir nepasiduodant. Jūs nustebsite, kokius stebuklus jūs galite nuveikti aklai tikėdami tuo, ką jūs darote. Taigi tikėkit, nepasiduokit ir dar kartą tikėkit. Ir ačiū Jums už dėmesį ir mes susitiksime greitai.